1994. Kaunas. Policijos pareigūnai gauna pranešimą apie 2 dingusius žmonės. Ir žinoma, iš karto pradeda savo tyrimą. Detalės gan paprastos. Jau kelias dienas artimieji niekaip nesusisiekė su 2 aukom. Vyrai mėgstantys išgerti, tačiau dažniausiai taip ilgai nedingsta. Artimiesiams atrodo, kad kažkas negerai. Pagal visus duomenis, paskutinį kartą vyrai buvo susitikę su savo draugu. Pareigūnai apklausė tą draugą. Tačiau šis teigia, jog dingę asmenys iš jo namų išvyko vakare. O kur jie dabar, negali pasakyti. Bet apieškant aukų namus ir kalbant su aplinkiniais, visi keliai pareigūnus veda ten pat. Į tą patį mažą butą. Tad vėl susifokusuojama į vadinamąjį draugą. Po kelių akimirkų gaunamas leidimas apieškoti šio kauniečio, buvusio karinės aviacijos piloto butą. Pareigūnai pabeldžia į duris. Atidaręs vyras aiškiai nenori su jais kalbėtis. Juk jau viską jiems pasakė, ko dar jie iš jo nori. Pareigūnai laiko nešvaisto. Prieš vyro akis iškyla leidimas apieškoti jo butą. Kažkas, galbūt taip kaip jis atsiduso, pareigūnams pasirodė ypač keista, tad jie žinojo, bute tikrai kažką ras. Vos tik patekę pro duris, pareigūnai iškart pastebi svarbius įkalčius. Aukų daiktai tiesiog guli šio žmogaus bute. Ir tai ne tik daiktai, kuriuos netyčia paliktum pas draugą. Ne, tai piniginė, dokumentai, rūbai, kurie... Pareigūnas prieina arčiau. O dieve, ar jie sutepti krauju? Vyras tyli. Atsisako atsakyti į pareigūnų klausimus. Tad greitai jam uždedami antrankiai. Bet liko dar vienas klausimas. Kas dar slepiama šiame bute? Viskas buvo netvarkoje. Dėl galybės šiukšlių ant žemės buvo sunku net judėti. Bet pareigūnas akies kampu kažką pastebėjo. Vonios durys buvo vos pravertos ir ten, prietemoje. Ar tai... Nors tai nebuvo pareigūnų pirmasis žiaurus nusikaltimas, ko jie nesitikėjo ir kas iki amžių įstrigs jiem atmintyje, buvo rasta pravėrus tos vonios duris. Įkaltis senoje špižinėje vonioje, pilnoje šalto, drumzlino vandens, plaukiojo 2 žmonių palaikai. Nors ne kiekvienas galėtų iš karto atpažinti, kad tai buvo 2 lavonai. Kūnai buvo supjaustyti, išdarkyti į gabalus, išniekinti, tiesiog palikti vonioje pūti. Buto savininkas jau buvo vedamas lauk, o vienas pareigūnų, smalsumo vedamas, pažiūrėjo kūnus iš arčiau. Tai, ką pastebėjo, buvo galbūt dar keistesnis dalykas. Vienos aukos genitalijos buvo kruopščiai nupjautos, lyg joms būtų skirtas specialus dėmesys. Viso tyrimo metu jų taip ir nepavyks rasti. Pagrindinė problema, atpažįstant aukas, buvo tai, jog jų galvos, jos, tuo metu skendo Nemuno upėje. Taip, kaip žudikas ir suplanavo. Galbūt, jei pareigūnai būtų užtrukę dar kelias dienas tyriant šią bylą, galbūt Vladimiras Chrysanovas būtų sugebėjęs pilnai atsikratyti kūnų ir išvengti bausmės. Ši dalis turėtų būti apie Vladimiro Chrysanovo gyvenimą iki šio žiauraus įvykio. Tačiau nesvarbu per kur ir kaip ieškočiau, nepavyksta rasti jokios informacijos apart to, kad jis buvo anksčiau dirbęs kaip karinis pilotas, buvo vedęs, turėjo dukrą ir sūnų. Visa kita arba paslėpta, arba sunaikinta. Tad jei netyčia pažįstat kažką susijusią su šia byla, palikit komentarą, būtų įdomu pasikalbėti. Tyrėjai, dirbę su šia byla, prisimena žiaurumą, su kuriuo buvo įvykdytos žmogžudystės. Kai kurios kūno dalys niekada nebuvo rastos, o lyties organų pašalinimo motyvai iki šiol lieka neaiškus. Ar Chrysanovas buvo pamišęs? Daugelis tuo tikėjo. Tačiau teismo paskirta psichiatrinė ekspertizė nustatė, kad jis visiškai suvokė savo veiksmus. Jis žinojo, ką daro, jis tai planavo, įvykdė ir svarbiausiai bandė nuslėpti. Esant neginčiamiems įrodymams, teismas pripažino jį kaltu ir nuteisė kalėti iki gyvos galvos. Jis buvo išsiųstas į liūdnai pagarsėjusį Lukiškių kalėjimą. Nors ir apie Vladimiro Chrysanovo bylą yra itin mažai informacijos, tačiau vien tas faktas, jog Vladimiras gyveno kelias dienas su vonioje mirkstančiais aukų kūnais, daro šią istoriją vieną iš keisčiausių ir šlykščiausių, apie kurias kalbėjau. Net ir šiandien turbūt daugelis, kas prisimena šią istoriją, jaučia šiurpą. Kas paskatino buvusį pilotą įvykdyti tokius neapsakomus veiksmus? Ar tai buvo giliai įsišakojusi psichopatija, o gal kažkas dar tamsesnio? Ar galėtų šiek tiek įžvalgos duoti interviu su Vladimiro žmona? Štai visos iškarpos, kurias pavyko rasti su Jelena. Man jo labai gaila. Neblogas žmogus yra, tačiau man skaudu jį prisiminti. Gražiausi mano gyvenimo metai prabėgo būtent su juo. Po vyro nuteisimo kalėti iki gyvos galvos,
ir Jelenos gyvenimas smarkiai pasikeitė. Moteris oficialiai išsiskyrė, sukūrė naują šeimą, tačiau, nepaisant naujo gyvenimo su kitu partneriu, ji nepamiršta buvusio vyro ir nuolat jį lanko kalėjime. Mes jo nepalikome likimo valiai, padedame jam kiek galime. Aš lankau, dukra su sūnumi, jo sesuo atvažiuoja. Paklausus, ką dabar jis mano apie savo poelgius, Jelena ilgai nesvarstė. Jis labai gailisi to, ką padarė. Tačiau ir man teko nemažai iškentėti. Buvęs vyras aukų artimųjų atvirai nėra atsiprašęs. Man jis sakė, kad prisėmė kito žmogaus kaltę. Tuo tarpu Hrisonovo dukra Julija tikino, kad nejaučia diskomforto dėl tėvo praeities. Man tėvas yra tėvas ir jo poelgiai nieko man nereiškia. Iš pradžių, kai buvau maža, mama nelabai norėjo, kad susitiktume. Po to pradėjau su juo susirašinėti. Šią vasarą buvau su juo kalėjime susitikusi. Šiek tiek sunku, tačiau tėvas vis tiek yra tėvas. Kai šnekėjomės, pajutau, kad jis jaučiasi kaltas. Na, vaidinti kaltam ir iš tikro jausis kaltam. Tarp šitų turbūt pirmas skirtumas būtų aukos artimųjų atsiprašymas, bet kaip suprantate, Vladimiras niekada to nepadarė. Ir nuoširdžiai nesuprantu tokių žmonių, jūsų gyvenime buvo monstras, bet vietoj to, kad judėtumėte į priekį, jūs renkatės dar labiau gyvenimą pinti su juo. Gal čia tik aš taip manau, bet per nei vieną vietą Hrisonovas neatrodo kaip geras ar pasikeitęs žmogus ir niekas daugiau jam neturėtų skirti dėmesio. Ką jūs manote? Ar tokiems žmonėms apskritai įmanoma atgaila? Parašykite savo mintis komentaruose. Man visada įdomu išgirsti jūsų nuomonę. Ypač dėkoju, kad žiūrėjote šį video iki pabaigos. Jei ši istorija jums buvo įdomi, nepamirškite paspausti patinka, prenumeruoti kanalą ar net pasidalinti video su draugais. Viskas jums uždirba karmos taškų. Mano visas turinys visada bus nemokamas. Tačiau jeigu norit prisidėti prie kanalo, tai galite padaryti vienkartiniam donacijom per Contribui sistemą. Širdingai dėkoju už jūsų palaikymą ir jūsų laiką. Šiandien viskas. Likite saugus, likite budrus ir pasimatysime kitą kartą.